ką tik atlikta automobilio paieška pagal užsakymą BMW F10 su bombinė komplektacija. Trumpai apie patį automobilį, tai yra faceliftas, 2 litrų, 140 kW, visų geidžiamas variklis. Taip, ratai žieminiai, labai prasti, aktyvios priekinės lempos, karpo, žiūrėkit kokia barį, kyliosios, pritraukiai, veikia, ok. Turim 4 asistentus, head-upas, linijos, atstumo palaikymas, šoninis asistentas, hi-fi muzika, šildomas, ventiliuojamas komfort salonas, pilnas elektra su memory. Turim šildomą vairą, elektrinį vairą, turim ridą 214 000, didžiąją MBT multimediją, sport komfort važiuoklę, galinę kamerą, dinis skydelis. Dar vienas privalumas, Rivija Basta netgi yra. O dabar trumpai apie pačius svarbiausius automobilio niuansus. Tikra rida 215 000, BMW centre prižiūrėtas iki 195 000, paskutinis įrašas 22 metais 12 mėnesį. Buvo avarija, kai buvo metų senumo, smulki avarija, yra perdažytos kelios detalės, visiškai be glaisto, matomai jos yra pakeistos į naujas, remontas darytas Vokietijoje. Ten rimtų kažkokio avarijų neremontuoja. Ir remontuoja gerai, kada yra apynų į automobilį. Taigi labai džiugu rasti tokios gausios komplektacijos, tokį retą automobilį. Durnai gal ir skamba kai kam, kad čia retas automobilis, bet BMW F10 sedanas 140 kW yra tikrai labai retas automobilis. Tuo labiau su tokia rida ir tokia komplektacija.